Šiaulių valstybinėje kolegijoje šiandien vyksta robotikos turnyras. Nemažas renginys, kuriam susirinko dalyviai iš visos Lietuvos ir ne tik Lietuvos. Turim net 14 rungčių, varžosi labai įvairūs robotukai, dalis iš jų yra autonominiai, kurie yra tik užprogramuoti ir patys daro savo darbą. Kiti yra valdomi nuotoliniu būdu, kas irgi suteikia džiaugsmo ir džiugesio valdantiem konstruktoriam. Pagrindinės rungtys tai būtų sumo, ten taip pat dalyviai suskirstyti į Lego sumo pagal amžiaus grupės, suskirstyti į mini sumo pagal amžiaus grupės. Toliau turime labai populiarią rungtį ant weight, ten yra virš 50 robotų toje rungtyje. Taip pat turime ir su linijos sekimu susijusias 5 rungtis. Tai yra ir Lego linijos sekimas, ir su turbinomis, ir net šiais metais turime net ir drag lenktynes. Atvykome su vaikais sudalyvauti Lego sumo varžybose, dalyvavom iki 13 metų ir nuo 13 metų grupėse. Sekėsi neblogai, laukiam dabar finalinių kovų, nes pakliuvom į finalinės kovas. Aš esu KTU elektronikos inžinerijos studentas. Čia Saulės robotų mūšyje padedu ir organizuoju robotukų workshopus, taip pat padedu organizuoti ir su transliacijos dalykais. O čia apskritai Šiauliuose kažką veikiu, nes esu šiaulietis. Įspūdžiai labai geri, džiaugiamės, kad pats renginys labai pavyko, didelis dalyvių skaičius. Patys mes kaip kolegija dalyvaujam tik pirmą kartą. Renginys yra šaunus tuo, kad mes galim pritraukti tą jauną žmogų, domėtis inžinerija, inžinerijos kažkokiom kryptim, robotika ir panašiai. Studentams iš tikrųjų lengviau yra konstruoti robotus, nes Šiaulių valstybinėje kolegijoje veikia Šiaulių robotikos klubas. Ir ten jie gali ne tik tai pasižiūrėti, kaip tai daroma, gauti patarimų, konsultacijų, bet ir tiesiog rasti bendraminčių ir mielai įsitraukti į šitą veiklą.